Man turbūt artimiausia yra sindromologija kaip klinikinės genetikos dalis. Jeigu autistinio spektro sutrikimas yra šalia komplekso fenotipo, neįprasto fenotipo, kažkokių įgimtų raidos anomalijų, taip, tikėtina, kad mes rasim genetinę priežastį. Neskirsi viso egzomo sekoskaitos vaikui, kuriam yra diagnozuotas Dauno sindromas. Tai ta prasme, Dauno sindromo atveju mes skiriam kariotipo tyrimą. Kariotipo tyrimas dar dažnai skiriamas yra nevaisingoms poroms arba poroms su persileidimais. Kitas tyrimas yra ta vadinama vektorinė lyginamoji genomo hibridizacija, kur labai skambiai skamba toksai trumpinys VMP-LGH. Ir aišku, visi vizualiniai tyrimai labai svarbus, tiek magnetinis rezonansas galvos, jeigu yra galimybė, tiek ir neurosonoskopijos tyrimai, kurie irgi mums yra labai svarbus. Net kaulinėje sistemoje mes galim rasti labai tam tikrus ypatumus, kurie mums leistų galvoti apie konkrečias diagnozes. Toks kompleksinis paciento ištyrimas genetikui yra viena iš svarbiausių dalykų. Sveiki, mūsų mieli žiūrovai. Sveikiname su jumis ir vėl iš sveikatos virtuvės, iš Vilnelės klinikų. Šiandien ir vėl turime didžiulę dovaną, mūsų aplankiusią pašnekovę, su kuria pasišnekėsime labai įdomiais klausimais. Ir šiandien tai yra medicinos mokslų daktarė, gydytoja genetikė Aušra Matulevičienė. Sveika, Aušra. Sveiki. Labai gera, kad užsukai, gera matyti, gera bendrauti. Ir aš galvoju, kad mes taip tikrai, kaip prie arbatos, kaip prie kavos, kaip virtuvėlėje, kaip kad mudvi plepėtumėm. Paprastai apie gyvenimą, apie žmonėm suprantamą kalbą, paaiškinamus sudėtingus dalykus, tai gal aš nuo to ir pradėsiu. Gydytoja genetikė. Kodėl, kaip, kodėl šis sritis, kokiame amžiuje, į pačios mintis iš vis atėjo šis sritis ir kaip klausiu kartais, kaip taip nutiko, kad esi tame, kame esi. Gal gali šiek tiek pasidalinti apie savo kelią nuo galbūt vaikystės svajonių. Turbūt gal pati pradžia, tai sakyčiau, ne nuo genetikos, o nuo pačios pediatrijos, bet pediatrija tai mane turbūt sužavėjo nuo 3 metų. Kai aš sunkiai sirgau ir ta prasme gydytoja Kauno klinikose vedžiodavosi mane pas ligonius. Tais laikais būdavo galima tą daryti. Tai turbūt nuo tada pediatrija. 9 klasėje buvo momentas, kai aš atvažiavau į atvirų durų dieną Vilniaus universitete ir sužinojau, kad Vilniaus universitetas turi būtent pediatrijos specialybę kaip po tokią tikslinę. Labai anksti, 9 klasė. Taip, ir buvo toksai docentas Sadauskas, mano mokytojas pediatrijos, tai ta prasme jisai tiesiog pasakiau, kad čia ir tik tais čia mokysiuosi Vilniaus universitete ir mokysiuosi pediatriją. Tai aš kurį laiką dirbau kaip gydytoja pediatrė. Gal buvo momentas toksai, kad įsisukė rutiną ir ta rutina tokia gaunasi labai monotoniška, nors pediatrijai visą laiką yra visokių iššūkių ir streso. Bet pagalvojau, gal reikia man dar kažkokio tai iššūkio, tai pasirinkau tiesiog klinikinę genetiką, kuri man turbūt yra ta specialybė, kurioje aš gyvenu, su ja užmiegu, laukiu įdomių pacientų, galbūt tas skamba nelabai priimtinai tėvams, kad mes su tom ligom tiesiog džiaugiamės jas atradę, bet kaip sekliai. Kaip sekliai, taip. Tai tam tikras toksai yra momentas, kad tu visą laiką turi skaityti, turi domėtis naujienomis, ta prasme daug labai iššūkį susiduri, kol tu ją randi tą ligą tiesiog. Ir aš teisingai suprantu, pradžioje gydytojos pediatrės darbas, o tada jau dar giliau iki pačių įmanomų, sunkiausiai atrandamų niuansėlių, ar ne? Turbūt genetika, taip. Abi turbūt sutiksim, yra tai, kas yra aukščiausiai įmanoma kažkokia pačių sudėtingiausių, pačių rečiausių mechanizmų atradimo forma. Ir ar teisingai suprantu, kad ir šiandien didžioji dalis yra ankstyvasis žmogaus amžius, gal net gyvybės pradžia, užsimezgimas, neužsimezgimas ir po to pirmaisiais gyvenimo metais sekančios ligos. Su kuo tu pati daugiausia susiduri, arba su kuo tu pati, kaip sakom, ar ne, gal čia netinka žodis mėgsti, bet kame tu labiausiai dirbi, kas tavo tie arkliukai, kas per sritis? Man turbūt artimiausia yra sindromologija kaip klinikinės genetikos dalis. Tai įvairiausi genetiniai sindromai. Aišku, mes nesam tiek riboti, kad tik tais su sindromologija dirbti. Dirbam su įvairiom patologijom.
nes aišku, pediatrinių žinių reikia kiekvienam žingsnį, bet reikia ir pačių tų vyresnio amžiaus žinių lygiai taip pat, nes mes turim kontingentą ganėtinai įvairų. Tai yra ir poros, kurios laukėsi arba nesusilaukia vaikų, kur nesėkmingos istorijos šeimose, kur yra persileidimai, mirė naujagimiai, mirė vaikai, nėštumo metu įtarta patologija vaisiaus. Ir aišku, vyresnio amžiaus žmonės, kuriems genetinės ligos prasideda vėlesniam amžiuje, kurie dar neturi, sakykime, jauname amžiuje jokių simptomų, galbūt tik šeimoje yra atvejai, kurie, sakykime, galėtų leisti įtarti, kad tas jaunas žmogus ateityje galėtų turėti ligą ar panašiai. Tai tas labai svarbu, surenkant patį giminės medį ir pačią šeimos istoriją. Pas tave po nukreipimo ar savo pačių iniciatyva ateina poros šeimos pacientai, kaip tai dažniausiai atrodo mūsų kasdieniai praktikoje? Tai dažniausiai turbūt yra, kadangi aš pati nekonsultuoju kaip prenatalinės diagnostikos gydytojas, tai čia jau yra atskira prenatalinės diagnostikos sritis, tai daugiausia mūsų kontingentas yra postnatalinis, tai yra po gimimo, ta prasme. Tai gali iškviesti gydytojas neonatologas, ta prasme, konsultacijai, turint gimusi naujagimį, kuriam stebimos kažkokios tai raidos anomalijos, ar kažkokia tai raumenų tonuso, ta prasme, žemas raumenų tonusas, ar kažkokios metabolinės krizės, gali iškviesti raidos specialistas, ta prasme, mus matydamas raidos atsilikimą vaikui, gali nukreipti konsultacijai, net neiškviesti, bet nukreipti konsultacijai šeimos gydytojas, kuris mato, kad su tuo vaiku, sakykime, kažkas yra ne taip, kažkokie neįprasti veido bruožai, sakykime, jam yra, arba ten, sakykime, vėlesniam amžiui gydytojas neurologas, vienas iš tų specialistų. Šiaip ganėtinai dabar genetikoje, sakykime, daug specialistų besidominčių naujienomis atranda genetiką, tiek kardiologai atranda genetiką, tiek nefrologai atranda genetiką, endokrinologai ir visos, iš principo daugelis specialybių yra labai sėtinos. Tik tais labai svarbus yra pirminis ištyrimas siunčiam gydytojų genetikui. Aušra, aš išgirdau tokį žodį ir jis vis sukasi toliau mano mintise. Sindromologija. Manau, kad mes savo klausytojam ir žiūrovam pabandykim trupučiuką paaiškinti paprastais žodžiais. Gerai, tai jeigu mes galvojam apie, sakykime, genetinį sindromą, tai paprastai sindromas turi genetinę priežastį, genę pokytį, kuris lemia tą visą vaizdą. Sindromas kaip, atsiprašau, paketas toks, ar ne? Paketas klinikinių požymių, kuriuos paaiškina tam tikras genetinis pokytis. Pasireiškia žmogui ir tas, taip, ir tas, ir tas. Taip, ir turim konkrečią priežastį. Nes yra dar ir tam tikros kitos genetinių nozologinių vienetų patologijos, ta prasme, kur nėra genetinės priežastys šiai dienai išaiškintos. Tai galėtų būti asociacijos, sekvencijos ir taip toliau. Tai bet mes nelyskim gal į šitą sritį, nes čia daug yra šnekos. Tai koncentruojantis ties sindromu, tai, sakykime, pirmiausia, tai kas mums leidžia įtarti, dažniausiai žmogaus veido bruožai kai kuriais atvejais. Nestandartiniai. Nestandartiniai. Lyginam tėtį ir mamą, pavyzdžiui, ir mes matom, kad vaikas visiškai skiriasi, ta prasme, nuo tų tėvų, bet jisai labai panašus, sakykime, į tuos sindromus sergančių vaikų grupę. Nes tie vaikučiai tarpusavį ar ten suaugę žmonės priklausomai nuo amžiaus, nes fenotipas išorė žmogaus keičiasi amžiui bėgant, tai tie fenotipiniai požymiai, jie keičiasi su amžiumi. Ir mes, pavyzdžiui, sakykime, kategorizuojam vaikų grupėje, lyginam su publikacijom, kaip atrodo tas mūsų pacientas, ar jisai taip atrodo ar ne, vis tiek turi savo panašumus. Tai ar nosies forma, ar akių plyšys, ar, ta prasme, lūpų ta struktūra ir taip toliau. Tai va šitie požymiai. Po to yra labai svarbu tos vidaus organo anomalijos. Tai būtent kiek yra nukentėjusi širdis, kiek nukentėję inkstai, kiek nukentėję kiti visi vidaus organai. Tai tie irgi tokie kaip dedamosios mozaikos dalys, kurios papildo būtent tą genetinę patologiją. Ir būna taip, kad, sakykime, vienas atvejis iš 3 milijonų. Aš norėjau sakyti, turbūt mes galim gal prieiti prie skaičių. Viskas paprasčiau, jei ateina kažkas jau žinomo, jau matyto. Tikrai taip. O jeigu aš teisingai pamenu, yra toks terminas retos ligos, tos ypatingai retos ligos, kur vienas iš
vienas iš pusės žemės gaublio, kažkas įdomus. Ar tu gali mus čia truputį nustebinti, apie skaičius kažką trupučiuką papasakot? Tai retų ligų šiai dienai nozologinių vienetų yra arti 6500. Retų vienkartinai kelis kart per pasaulį pasitaikančių. Taip. O jeigu kalbant apie tos fenotipo vadinamus tos išraiškas, tas fenotipinės yra apie 110 000 fenotipinių išraiškų. Tai nereiškia, kad ta pati, sakykime, reta liga, nozologinis vienetas ir fenotipas, jie nėra lygybės ženklo. Jie yra šiek tiek, ta prasme, jie skiriasi tie fenotipai. Aišku, jie turi įtilpti tam tikrus rėmus. Ir tada tu tikrai esi seklys, palyginus turbūt su tuo kolega, kurio klinikinėje praktikoje gali būti, nežinau, iki 100 kažkokių skirtingų versijų, kas su tuo žmogumi yra. Ir čia labiausiai kalbam apie raidos sutrikimus, kai jeigu taip paprastoj kasdieniai praktikoje pamatom, kad vėluoja raida. Tai vienas iš indikacijų turbūt, kad yra, ta prasme, vėluojanti raida ir jeigu netelpa į tam tikrus standartus tas raidos vystymasis, tai aišku, reikia tada jau žiūrėti, kas ten yra. Ar jisai turi kažkokį ypatumų veide, ar jisai turi kitų organų sistemose. Būtinai, jeigu yra galimybė įvertinti vaiko raidą, tai turi būti objektyviais tyrimo metodais įvertinta, kad mes galėtume pasakyti, kad čia yra tas atskaitos taškas, kad vaikutis atsilieka raidoj. Ir aišku, visi vizualiniai tyrimai labai svarbus, tiek magnetinis rezonansas galvos, jeigu yra galimybė, tiek ir neurosonoskopijos tyrimai, kurie irgi mums yra labai svarbus. Net kauliniai sistemoje mes galim rasti labai tam tikrus ypatumus, kurie mums leistų galvoti apie konkrečias diagnozes. Toks kompleksinis paciento ištyrimas genetikui yra viena iš svarbiausių dalykų. Pagalvojau, turbūt ir kaip gydytoja psichiatrė, ir kaip vaikų ir paauglių psichiatrė negaliu nepasmalsauti, nepakviesti pasidalinti, jei yra kokių nors naujausių duomenų apie neuroraidos sutrikimus, tarkim apie autistinio spektro, kokią nors minimalę genetiką arba dėmesio skupimo ADHD, kuris mūsų paliečia apie, nežinau, 10% maždaug visuomenės. Ar mes ten turim kažkokių naujausių tyrimų? Šiai dienai turbūt šitas sritis, kuri dar nėra tiksliai žinomi genetinės priežastys. Jeigu autistinio spektro sutrikimas yra šalia komplekso fenotipo, neįprasto fenotipo, ta prasme, kažkokių įgimtų raidos anomalijų, taip, tikėtina, kad mes rasim genetinę priežastį ir paaiškinsim. Bet jeigu tai yra tik izoliuotas autizmas, šiai dienai mes neatsakysim priežasčių. Ir daug labai yra specialistų nukreipę vaiką izoliuoto autizmo atveju, tai tikrai nerandamos yra genetinės priežastys. Šiai dienai bent taip yra. Tavo pačios praktikoje lankosi autistinį spektrą turintys vaikai, ar ne, ir tyrinėji būtent genetinius, pavadinkim, sindromus ar genetinius iš vis kažkokius dalykus, už ko galima būtų užsikabinti ir vieno atsakymo vis dar nėra. Čia turbūt irgi mūsų žinutė Lietuvai. Turbūt, kad taip, ta prasme, daug yra neišaiškintų priežasčių. Ir ta prasme, tikrai ne visada yra genetinės tos priežastys šiai dienai atrastos, kurios galėtų paaiškinti tai. Kodėl, kas ir kaip ten sutrinka? Mes žinom, kad sutrinka dar gimdoje. Aš manau, kad čia dar prieš akį mokslui. Genetika visą laiką yra mokslo pažanga ir genetika eina labai kartu vieni kiti. Ir būna taip, kad mes, pavyzdžiui, ištyrėm vaiką, padarėm, tu prasme, detalius tyrimus šiai dienai, kaip po pavyzdį ten viso egzomo sekoskaita, kuris nuskaitytos visos šiai dienai žinomos raidelės atsakingos už genetinę medžiagą, bet nerandam priežasties, ne? Tai galbūt po metų kitų atsiras naujas genas, bus mokslininkas, kuris atras tą naują geną ir paaiškins mums tas priežastis, kurios galėtų būti. Ir šiai dienai mes jo, neatsakom. Sakykime, tai tas labai svarbu tą viso egzomo sekoskaitos, tą rezultatą kas kiek metų pervertinti. Po 2 metų paprastai standartiškai po 1,5 yra pervertinami tie duomenys, atliekama informacinė analizė ir jie vėl per naują peržiūrimi. Tai nereiškia, kad praleido kažkas tai diagnozę, bet tuo metu tiesiog nebuvo rastas genas, kuris atsakingas už ligą. Dar tuo metu mes neturėjom duomenų. Tai dienai mes neturėjom duomenų. Šiai dienai labai yra galimybės diagnostinės, didelės galimybės diagnostinės, ko nebuvo ten prieš 30 metų, kur būdavo iš atlaso, mes verčiam atlasą ir pagal atlasą pasižiūrim, tas vaikas panašus į tą ir galbūt ta diagnozė galėtų būti.
Bet šiandienai einama truputėlį iš kitos krypties, kad dažniausiai, ta prasme, daromas tyrimas, jeigu tu galvoji, ir po tyrimo rezultatų kartais lyginami yra dalykai. Bet čia neturėtų būti hiperdiagnostikos. Ta prasme, kad tu turi įvertinti, ar tas radinys, būtent tas pokytis atitinka tą fenotipą. Ar čia yra, ta prasme, sąsaja vieno ir kito. Nes kartais yra radiniai, kurie randami, nes pa žmogui yra randama daug įvairiausių radinių. Atsitiktiniai tiesiog neturi jokios klinikinės reikšmės žmogaus klinikiniai būsenai. Paminėjai tyrimo pavadinimą. Ar gali papasakoti, taip pat vėlgi, žiūrovui, klausytojui paprastai suprantamai žodžiais, ką daro tas genetikas? Kas ten tyriama? Kažkokie, nežinau, pagrindiniai paketai arba pagrindinės gairės, kas iš viso būna tyriama ir kaip? Tyrimų metodai, tyrimų variantai, grupės tyrimų galbūt. Jo, tai ta prasme, aišku, kiekvienas tyrimas turi savo indikacijas. Neskirsi viso egzomo sekoskaitos vaikui, kuriam yra diagnozuotas Dauno sindromas. Tai ta prasme, Dauno sindromo atveju mes skiriam kariotipo tyrimą. Kariotipo tyrimas yra, jeigu mes paimam knygą ir ją verčiam su lipusiais lapais, žinom, kad ląstelėje yra 46 chromosomos. Ta prasme, iš jų yra lytinės XX ir XY, kas lemia lytį. Ir jeigu mes turim knygą su lipusiais lapais, tai 46 skyrių, sakykime, turime, ne? Tai tie skyriai turi būti savo vietoje. Tai čia, taip ūkiškai paaiškinant žmogui, tai ta prasme, tas chromosomų rinkinys yra tos 46 chromosomos. Tai čia yra svarbu. Jeigu yra papildomas skyrius jau įdėtas iš kitos knygos įlipęs, sakykime, jau mes turim 47. Jau čia yra patologija ir įgalvot, kas čia yra. Ta prasme, ar ten Dauno sindromas, ar tai su lyties chromosomom susijusi patologija, ar dar kažkokia kitokia. Tai čia yra tas kariotipo tyrimas. Kariotipo tyrimas dar dažnai skiriamas yra nevaisingoms poroms arba poroms su persileidimais, arba turint chromosominę kažkokią patologiją vaikui. Tai čia mums svarbu yra įvertinti, ar tose chromosomose nėra pasikeitimų. Išoriškai žmogus atrodo viskas gerai su juo, bet gali būti taip, kad tos knygos skyriai yra sumaišyti. Ir tu skaitai, kaip skaitydamas knygą, tu nesupranti, kodėl atėjo tas istorija, kuri turėjo būti gale, jinai atėjo priekyje. Taip ir ląstelė nesupranta, kodėl taip įvyko. Tai čia tas vadinamas subalansuotas persitvarkymas chromosomose yra labai svarbus poroms. Nes apvaisinimo metu įvyksta nesubalansuoti persitvarkymai. Ir tokiu atveju mes galim turėti nesivystančius nėštumus, persileidimus, vaikus su įgimtom raidos anomalijom ir panašiai. Tai ta skiriamoji geba tokia yra. Kitas tyrimas yra ta vadinama vektorinė lyginamoji genomo hibridizacija, kur labai skambiai skamba toksai trumpinys VMP-LGH. Tai šitoj vietoje mes turėtume paimti skyrių knygos ir pažiūrėti pastraipa iškritusi, sakykime. Tai tokiam vėl ta kita skiriamoji geba, kuri, ta prasme, pasako, kad nėra tos pastraipos. Ir mes skaitom knygą ir nesuprantam, kodėl nėra to fragmento, jisai tiesiog jo nėra. Tai šitas momentas būtų. Ir labai tas vektorinės lyginamosios genomo hibridizacijos tyrimas pasako labai tiksliai, nuo kokios vietos yra iškritusi chromosomos dalis ir iki kokios vietos. Grinai koordinatės mes labai galim tiksliai žinoti, kokie genai toje srityje yra ir už ką jie yra atsakingi. Ir tada, jeigu galvojant apie kitus, sakykime, ta prasme, dar tyrimo metodus, tai yra ta vadinama naujos kartos sekoskaita. Tai naujos kartos sekoskaita yra dažniausiai taikomos konkrečioms lygoms, kaip inkstų lygų grupė, širdies lygų grupė, neurodegeneracinės lygos, nervų raumenų lygos, kur yra atskiras komplektėlis. Ta prasme, mes turim tiesiog knygoje konkretų sakinį, kuris turi tam tikrą reikšmę, sakykime, mes žinom ten, vis tiek, ta prasme, sakinys paprastai turi, pasakom kažkokią tai mintį. Tai tą mintį, kad žinoti, kad jinai yra taisyklinga, tai mes turim teisingus turėti tame sakinyje žodžius. Ir žodžiuose, jeigu tose žodžiuose konkretų žodžiai žinom, kad yra tam sakiny, tai taip ir tose genų panelėse konkretus genai, kurie atsakingi yra už konkrečias ligas, už širdies lygų grupę, pavyzdžiui. Ir jau nebus tame genų rinkinyje neurodegeneracinių lygų grupės. Tai konkrečiai tą lygų grupę tirdami pasižiūrim žodį, sakykime, ir tame žodėje iškritusi kažkokia raidė. Ir mes jau nebesuprantam, pavyzdžiui, ar tai sargas, ar tai saugas.
kaip pavyzdys, ne žodžio, jau baltymo struktūra keičiasi ir jau mes galim turėti, kad tai įvykęs variantas, kuris galėtų lemti ligą. Ir šitoj vietoj pati turbūt labai gražiai užvedai gal sekančią temą, sekantį klausimą, ką norisi aptarti, paminėti. Neurodegeneracinės ligos. Turbūt labai daugam kartais būna neramu, o kaip pas mane šeimoje, kaip pas mane giminėje, jei aš neturiu nieko genetiško, kas pasireiškia man per pirmus 10-15 metų ar 20 po gimimo, atrodo aš jau sveikas. Bet kas manęs ir kaip gali laukti ateityje, ar čia yra ligų grupė, ar čia yra rekomenduojama tirti, tyriama, kada ir kaip kreipiasi žmonės, ar gali trupučiuką papasakoti jau apie tai, kas staiga mus gali ištikti, amžėjant, pavadinkim. Gal nereiktų gąsdinti turbūt taip klausytojų, bet yra dažniausiai, ta prasme, giminės medė. Kai renki giminės medį, tai gali matyti, kad kažkokiose kartose, sakykime, yra žmonių, kuriem buvo tam tikri nevalingi judesiai, sakykime, ne? Atminties sutrikimai, kažkokie tai depresijos simptomai ir panašiai. Aišku, manifestuojanti liga, kuri yra pačiam pirminiam tam pacientui, kuris yra mums svarbiausias. Tai pirmiausia reikėtų tirti, jeigu ateina, kreipiasi vaikas, bet neištirtas suaugęs vaikas, sakykime, ir jam įdomu prognozės klausimai, ne va tai serga mama kažkuo tai. Tai čia nepradėsime tirti nuo vaiko, nuo to suaugusio žmogaus atėjusio prognozės klausimais. Aišku, mums reikia žinoti, kuo ta mama serga. Ir pirmiausia, ta prasme, objektas yra ištyrimo yra mama. Mama ar tėvas, priklausomai nuo to, pas ką yra klinikiniai požymiai. Tai būtent tas objektas. Tada ištyrus ir nustačius ligą ir žinant, kokia jo, sakykime, kada jinai galėtų pasireikšti, kokie yra požymiai, tada galima rekomenduoti tą vadinamą ikisimptominę diagnostiką. Yra ką patyrinėti, yra ką daryti. Pavyzdys kaip Huntingtono liga, kuri prasideda apie 40-45 gyvenimo metus, ta prasme, kad žmogus pradžioje gali keistis elgesys, sutrikti atmintis, ta prasme, kažkokie tai atsiranda nevalingi judesiai, daug genealogijų dažniausiai suicido atveju yra, ta prasme, savižudybės ir tokiu atveju yra galimybė ikisimptomiškai nustatyti ir vaikams. Bet yra tokie ribojimai, kad tai turi būti tik pilnametis žmogus, kuris sąmoningai priima, ta prasme, sprendimą tirtis ir negali būti šitoje vietoje jokios prievartos jam tirtis. Mes parašom rekomendaciją, nes liga yra paveldima autosominiu dominantiniu būdu, tai reiškia, kad 50% jisai gali turėti tikimybę susirgti tą ligą vėlesnėme amžiuje. Pradėjai kalbėti apie tai, kad ypatingai svarbu pilnametystė. Taip. Kad žmogus nebūtų priverstas galbūt tirti, ko jis nenori tirti, arba žinoti, ko jis nenori žinoti. Čia mes prieinam prie etikos klausimų. Galbūt dėl to, kad tai nėra liga, kurią išgėrei tabletę ir tu pasveikai. Jeigu mes turėtume tos ligos gydymą. Šiai dienai jau yra pirmieji žingsniai, kad tikėtina, kad jinai bus gydoma. Stabdymo prasme, bent pasireiškimo stabdymo pavadinkime. Taip, bet kol kas Lietuvoje mes dar to neturim. Tikrai yra svarbu, kad žmogus nusistatęs diagnozę, būdamas 18-20 metų, matydamas, kaip serga tėtis arba mama, ar ten močiutė, galvotų, kad kažkoks tai judesys, ligos pradžia tai jau yra. Tai tiesiog, tas kelias jo gali būti labai sunkus, kol tie pirmieji požymiai pasireikš, jisai visą laiką, ta prasme, tokioj būsenoje budėjimo. Budėjimo ir nežinomybės šitoje vietoje. Taip norisi ir raminti mūsų klausytojus, mūsų žiūrovus, kad medicina šuoliais žengia į priekį. Ir štai man pačiai naujiena, kad jau yra galimybių tam tikrus buvusius, galbūt nevaldomus, nestabdomus genetinius tuos procesus, jų pasireiškimą pavadinkim, tą klinikinį, kad yra kaip stabdyti. Ir galvoju, gal mes galim trupučiuką dar prieiti prie tokios kasdienės praktikos, pasmalsauti, ar ne, pasmalsauti, kas ten vyksta kabinete. Ir dar šitoj vietoj, prieš pradedant apie tai, kas vyksta kabinete, medicinos genetikas ir gydytojas genetikas. Keliais sakiniais, ar gali mums papasakoti ir paaiškinti, nes ir tokių komandoje mes turime. Taip. Vieni po medicinos studijų, kiti ne. Taip. Tai būtų gydytojas genetikas, būdamas gydytojas, dažniausiai po bendrųjų medicinos studijų, pabaigęs klinikinio genetiko rezidentūrą, įgijęs klinikinio genetiko specialybę.
O medicinos genetikas dažniausiai būna biologinės krypties, reiškiasi, žmogus, kuris dažniausiai turbūt jo darbas būna laboratorijoje. Ar jie dirba kaip komanda? Vienas priima žmogų, kitas po to būtinai čia vienareikšmiai turi būti ryšys tarp vieno ir kito, nes gavus gydytojai genetinio tyrimo atsakymą, labai yra svarbus klinikiniai požymiai medicinos genetikui suteikta informacija. Ir būtinai čia turi būti komanda, kuri vieni kitus papildo. Nes radinys kaip po toksai vienas, ta prasme, jisai yra bevertis, be klinikinių simptomų. Nes bet kokiu atveju skiriant platų genetinį ištyrimą kaip po viso egzomos sekoskaitą, tai šitoje vietoje turi būti aprašytas detaliai labai fenotipas, klinikiniai požymiai, kad medicinos genetikas galėtų tiksliai įvertinti, ar tas variantas galėtų būti siejamas su liga. Ir jis labiausiai dirbs su duomenimis Taip, darbas laboratorijoje daugiau, taip sakykime. Ir jo mintis, idėjos ir išvados pargrįžta pas tuo metu tave. Taip. Ir tada vėl tu toliau su žmogumi jau klinikiniam tokiam kontakte dar tyrinėjai giliau. Taip, tada jau mes dedam tos klinikinius simptomus turimus kartu su radiniu, domimosi yra, ta prasme, literatūra, kuri yra nauja, reiškiasi, ką galim tikėtis iš aprašytų atvejų, nes kartais tu neturi, lietuviškos literatūros praktiškai turbūt neturi šitoje vietoje, daugiausiai užsienio, tarėmės užsienio kolegomis, seminarai, konferencijos ir taip toliau, visi šitie dalykai žmonės, kurie dirba tose srityse ir kartais būna pristatomi įvairiose konferencijose atvejai ir sėdi salėje koks 100 sindromologų ir jie negali pasakyti, kokia tai yra diagnozė. Tai čia yra iššūkis visiems, nežiūrint tų naujų tyrimo metodų ir nėra tai vienas kažkoks tai mažiau protingas ar panašiai, bet tiesiog ta prasme yra taip. Nes atsiranda nauji fenotipai, kartais, reiškia, ne tos klinikinės diagnozės, gali būti 3 retos diagnozės vienam žmogui, genetinės. Tokių mes atveju jau vis randam daugiau, ypač konferencijose pristatomi yra, tai tikrai, ta prasme, daug iššūkių visiems yra. Kai pagalvoji, tikrai koks seklių pasaulis, koks mokslo pasaulis, koks pačių rečiausių, įdomiausių detalyčių pasaulis ir galvoju, kad kokie laimingi yra mūsų klausytojai ir žiūrovai galėdami prisiliesti trupučiuką, Aušra, tavo dėka prie šito pasaulio. Tai tokių pokalbių mes turėsim ir daugiau ir aš visada klausytojus ir žiūrovus kviečiu prenumeruoti šį kanalą, jame tęsis ši laidelė Sveikatos virtuvė ir kartu Vilnelės klinikos dar turi ir ambasadorių. Viena iš jų, ambasadorė Agnė Grigaliūnienė, ir jinai taip pat turi klausimų ir norėtų dabar savo klausimą užduoti mūsų pašnekovei Aušrai. Klausimas gydytojai genetikiai. Gal veikiau, pasakyčiau, net ne klausimas, o prašymas, arba kartu ir su klausimu. Gydytoja, kaip mes galim padrąsinti moteris, kurios yra virš 35 metų, drąsiau ir daugiau susilaukti vaikų? Nes sakoma, kad kuomet moteris pereina 35 metų ribą, tai dažnai jinai atsiranda, reiškia, toj rizikos grupiai, pagal kurią jinai susiduria su visokiais genetiniais vaisiaus vystymosi nukrypimais. Tai kaip mes tą moterį galim padrąsinti, kad vaikų šiais laikais tikrai galima susilaukti drąsiai ir po 35 metų? Bet kokiu atveju, ta prasme, rizikos yra tokios, kokios jos yra. Ta prasme, 35 metų amžiaus moteris yra rizikos grupėje chromosominiam lygom. Ta prasme, reiškia chromosominė persitvarkymai. Vyrai yra rizikoje 42 metų amžiaus, daugiau monogeniniam lygom, vieno geno lemiamom lygom. Tai bet kokiu atveju šiai dienai mes turim galimybės diagnostikos, prenatalisto konsultacijai, konsultuotis ir įvertinti vaisių ir atlikti tam tikrus tyrimus nėštumo metu. Ar tai reiškia, kad nepaisant to, kad pasaulis persitvarko, dauguma nėštumų įvyksta vėliau, amžius, nuo kada rekomenduojama tirti, nesistumia tolyn, jis nesikeičia moteriai, tai yra 35, vyrai 42, ar tai galima daryti Lietuvoje savo iniciatyvą?
Tai galima, jeigu mokamai, tai prašau, ta prasme, tai galima daryti. Tai yra tam tikri paketai, kas ir tas vadinamas NIPTas. Ar iki pastojimo yra variantai? Ne, čia pastojus yra. Aišku, ta prasme, jeigu yra šeimoje atvejų tokių, kur yra komplikuotos anamnezės, persileidimai 2 ir daugiau, negyvagimiai, nesivystantis nėštumai, vaikai, kuriem yra nustatytos įgimtos raidos anomalijos, tai šitos šeimos ne 35 metai, nebūtinai 35. Anksčiau. Jie, aišku, ta prasme, konsultuojami anksčiau, padaromi yra tyrimais, pirmiausia yra ištiriama priežastis, jeigu tai yra monogeninė liga, ištiriami tėvai, ar jie nešiotojai ar nenešiotojai, jeigu tai yra chromosominės kažkokie persitvarkymai, tai irgi žiūrimi dėl translokacijų, ar jie yra subalansuotos translokacijos nešiotojai ar nėra. Čia jau yra indikacija ir tada jau gali būti taikomi invaziniai tyrimo metodai, bet aš dar kartą noriu pasakyti, kad aš nesu prenatalistas ir aš nenoriu lysti į sritį kitą tiesiog. Besivystant vaisiui perima jūsų kolegos, kurie gali atlikti. Bet kokiu atveju ne iki pastojimo, bet tik pastojus, pirmosios 10 savaičių. Faktiškai prenatalinės diagnostikos skyriuje moteris konsultuojamas nuo 11 savaitės iki 13-6 dienų, tas pirmas toksai vizitas yra, o po to jau ten pagal indikacijas kaip jos. Tai tikrai reikėtų klausti žmogaus, kuris dirba toje srityje. Aušra, tikrai labai ačiū už viską, ką papasakojai mums, kad įsileidai į tą, kaip sakom, seklio darbą, įsileidai į tą benaršančio mažiausiose detalytėse, sutapimuose ir informacijose į to žmogaus kabinetą. Ir galvoju, pačioje pabaigoje, tavo mintis, tavo žinutė ir tavo palinkėjimas Lietuvai. Aš norėčiau turbūt pasakyti, mes labai išsikeliam kartais didelius lūkesčius, kartais žmogus, kuris gimė su, labai jautru čia, su kažkokia tai negale, ar su kažkokiu tai, kad ir genetiniu sindromu, jisai visuomenės būna dažnai nurašomas, izoliuojamas ir panašiai. Tai aš labai noriu, ta prasme, palinkėti žmonėm, kad kiekvienas žmogus yra unikalus, kiekvienas žmogus turi savo gerųjų, gražiųjų pusių ir kad ir tie mūsų ligoniai, kurie turi tam tikrus genetinius sindromus, kokius jie gražius kartais atskleidžia mum momentus savo gyvenimo, kad mes tiesiog juos daugiau priimtume visuomenėje ir įsileistume juos, susipažintume su tais nežinomais dalykais, kurie visuomeniai tikrai, dažniausiai tėvai užsisklendžia ir labai retai pasakoja savo išgyvenimus. Kiekvienas visuomenės narys yra kaip veidrodis turbūt kitiems visuomenės nariams, kad kažką kiekvienas suprastų apie save ir apie kitą. Manau, kad kad patirtų. Tai ačiū tau labai, kad atėjai pas mus, kad papasakojai. Dėkoju žiūrovam, dėkoju klausytojam ir iki kitų susitikimų. Iki malonaus.